Pirkti programėlės ir žaidimus gali būti baisu, o kas, jei nepatiks. Tačiau bijoti neverta. Pinigus galima susigrąžinti. Dabar jums ir parodysiu, kaip tai padaryti su Android operacinės sistemos programėlėmis. Pirmiausiai, reikia vieną jų nusipirkti. Tai galima padaryti telefonu arba kompiuteriu Google Play programėlių parduotuvėje. Taigi, susirandu žaidimą ir jį nusipirku. Jei tai padarau kompiuteriu, žaidimas į telefoną atsisiųs ir įsidiegs automatiškai. Tarkime, nusipirktas žaidimas man nepatiko. Susigrąžinti pinigus galima dviem būdais. Pirmasis jų veikia, jei nuo pirkimo dar nepraėjo 15 minučių. Tai reikia paimti telefoną, atsidaryti Google Play parduotuvę ir per paiešką susirasti savo nusipirktą programėlę ar žaidimą. Jei 15 minučių dar nepraėjo, tai reikia paspausti mygtuką Refund. Tai padarius, pinigai bus grąžinti jūsų sąskaitą, o žaidimas iš telefono išsitrins. Kitas būdas naudojamas, kai nuo pirkimo praėjo daugiau nei 15 minučių. Jo pasinaudoti galite maždaug 2 dienas po to, kai sumokėjote pinigus. Tai padaryti galite tik per kompiuterį. Nueikite į Google Play parduotuvę ir paspauskite ant dantrančio piktogramos viršutinėme dešiniame kampe. Paspaudę pasirinkite skiltį My Orders. Ten suraskite pirktą programėlę. Ji ko gero bus pati pirma. Tuomet užvažiuokite pele ant tos programėlės linijos. Pamatysite atsiradusius 3 vertikalius taškus. Spauskite ant jų ir pasirinkite vienintelę galimą opciją – raportuoti problemą. Atsiradusiame lange pasirinkite I'd like to request a refund. Teksto įvedimo lauke turite įvesti priežastį, dėl ko norite susigrąžinti pinigus. Tiesiog panaudokite tekstą, kurį rašau aš. Štai ir viskas. Spauskite Submit. Pinigai į jūsų sąskaitą turėtų grįžti per 24 valandas. Atminkite šią funkciją nepiknaudžiauti, nes ji suveikti gali ne visada. Na, o žinodami šios 2 triukus, dabar programėles galite pirkti drąsiau.